šalta, kategoriška, draudžianti mama ir kaip jinai palieka kokį įspūdį ir būtent gyvenimo kokybė suaugusiam vaiko gyvenime. Tai jeigu mama yra tokia labai emociškai šalta, emociškai nepasiekime, tai reiškia, kad arba jinai visada užimta, arba jeigu vaikui ten skauda, nori žaisti, tai aš neturiu laiko, man reikia tą padaryti, man reikia aną padaryti, ko tu čia verki, ko tu čia džiaugiesi, ko tu čia žaidi, ten, ko tu čia bėgioji. Ir būtent tokie draudimai ir kad mama neturi to emocinio kontakto su savo vaiku, kad galėtų jį apkabinti, pabučiuoti, pasišnekėti, tiesiog pamiloti, pamasažuoti, pagulėti kartu. Tai vaikas lieka toks kaip atskirtas nuo pasaulio ir toks pats su savim. Ir tada, pavyzdžiui, vyrai, kai suauga, tai jie pasidaro tokie skūpus viskam savo moteriai, savo vaikam, kad man gaila pinigų, aš nedovanosiu dovanas, nes jeigu tu manęs nemyli šiaip, tai kodėl aš tave turiu lepinti? Jeigu vaikai nėra man dėkingi šiaip, tai kodėl aš tada turiu juos ten lepinti ar dar kažką. Ir moteris dažnai irgi taip padaro, kad nepadaro, o tampa tokios emociškai šaltos, kad joms sunku išreikšti savo emocijas, savo jausmus, kad nepasakys, Dieve, aš tau tokia dėkinga, aš tokia laiminga už tai, arba man tai buvo nemalonu, kai tu šitą padarai. Jos tiesiog šaltos, emociškai šaltos savo elgesiu, savo kalba. Ir tai nėra blogai, tai nėra gerai, tiesiog tai buvo, nes tokie vaikai, tokie suaugę, kai buvo vaikais, jie tiesiog negavo ir nematė to pavyzdžio, kaip būt šiltam ir atviram būtent emociškai. Tai dar kartą pasikartosiu, vyrai tie, kurie nenori lepinti savo moterių, savo vaikų, ir moteris, kurios būtent emociškai šaltos arba tokios ledo karalienės arba nepasiekiamos arba sunkiai pasiekiamos, tai yra pasiekmė būtent, kad mama buvo emociškai šalta arba aplamai jinai nebuvo šalia. Ir tai tikrai trukdo sukurti laimingą gyvenimą, trukdo sukurti laimingus santykius. Ir tai galima pataisyti, nes koks jūs suaugęs bebūtumėt, jūs galite save užpildyti būtent tą šilumą, išmokt emocinio intelekto, išmokt jausti, išmokt konstruktyviai, tai reiškia, kad normaliu būdu pateikti, normaliu būdu šnekėti su kitais, bet tai tikrai galima viską išmokti ir galima viską kompensuoti, pasižiūrėti, pavyzdžiui, į tuos atvejus, pasižiūrėti net kitų kampų, pakeisti požiūrį, pabandyti suprasti savo mamą, kodėl jinai taip elgėsi, ir tada pasikeičia jūsų būtent mąstysena ir jūs pradedat mažais tokiais žingsniais, bet kitaip elgtis, kitaip gyventi. Ir jeigu jūs darot kitokius veiksmus, tai automatiškai jūsų gyvenimas keičiasi. Bet tai yra iš tikrųjų darbas, mes negalim kaltinti savo mamų, kad jos ten buvo tokios ar kitokios, kad jos elgėsi taip, tiesiog reikia suvokti, kad jos elgėsi ir darė viską taip, kaip jos mokėjo ir ką galėjo, ką turėjo savyje, tiesiog davė tikrai viską, ką galėjo. Ir tą reikia suvokti, taip mes galim pykti, mes galim išlėti tą pyktį, bet mes negalim užstrigti. Ir būtent kitas požiūris į tuos dalykus ir su technikom pripildymas savęs, tos meilės, palaikymo, šilumos ir būtent išmokti emocinio intelekto, tai yra pagrindas tam, kad pakeisti savo gyvenimą. Ir jeigu jūs tikrai matot, kad norėtumėt keisti ir arba nematot, kas yra negerai, arba kaip ir suvokėt, bet ne iki galo suvokėt, arba galbūt jūs gerai suvokėt, ką jūs norit pakeisti, tai tiesiog ateikit, pašnekėt, padirbti, kai kuriems reikia tik porą konsultacijų, kai kuriems reikia porą mėnesių galbūt kai kuriems reikės ir metų, 2.
konsultacijų tam, kad pakeisti aplamai savo gyvenimą. Tai priklausys būtent nuo jūsų noro ir būtent noro turbūt pamatyti realybę ir suvokimo, to noro suvokti, ko jūs norit aplamai savo gyvenime, kokio gyvenimo jūs norit. Bet būtent žiūrint realiai, o ne kažkur tokiam iliuzijom, kad aš nesu savo tėvų vaikas, o kad aš esu įvaikintas ir mano tėvai ten kažkokie turtuoliai ir jie mane atras. Tai tikrai ne iš tos serijos, o realiai tiesiog kaip paprastas žmogus eiti mažais žingsniais į save ir pakeisti būtent save ir savo gyvenimą.